Taip, žinau, kad esate užsiėmę, mes visi užsiėmę. Problema yra ta, kad daugelis esame užsiėmę dalykais, kurie mums nėra mėly ir ne visada gerina mūsų gyvenimą. Susitarkime, parodysiu jums tai, ką laikome geriausia galimybė pasaulyje. Taip, žinau, kad šis teiginys yra labai drąsus, tačiau jeigu liksite su manim 10 minučių, papasakosiu, kodėl mes taip manome. Jūs pasiruošę? Tai prasideda nuo pačios gamtos sukurto stebuklo, puikios idėjos ir didžiulio entuzijazmo. Ir visa tai išauga į kompaniją, kurios gaminami produktai ir siūlomos galimybės pakeičia žmonių gyvenimus. Dabar tai pasaulinis reiškinys, kuris milijonams padeda pagerinti sveikatą ir pakeisti gyvenimo stilių. Tai yra Forever Living Products. O idėja, nuo kurios tai prasidėjo, yra tokia. Aukštos kokybės produktai turi padėti žmonėms dvejopai. Pirma, pagerinti savijautą ir gyvenimo kokybę. Antra, suteikti galimybę užsidirbti ir susikurti geresnį gyvenimo stilių. Žmogus, kuriam gimė ši idėja, yra Rex Moan. 1978 metais Phoenixe, Arizonos valstijoje, buvo pagamintos pirmosios aloe vera sultys ir sukurtas paprastas, bet efektyvus marketingo planas, įgalinantis žmonės kurti savo verslą naudojant jau pamėgtus produktus. Taip gimė Forever Living Products ir per 30 mečius ši kompanija išaugo labiau, nei kas nors galėjo įsivaizduoti. Šiandien Forever Living Products gamina apie 200 produktų, skirtų sveikatai ir grožiai. Jie parduodami daugiau nei 130 šalių. Juos platina beveik 9 milijonai žmonių, kurie mėgaujasi puikiais produktais ir savo verslo rezultatais. FLP sėkme džiaugiasi įvairių kultūrų žmonės visose žemynuose. Tai žmonės kaip ir jūs. Taigi, kur slypi paslaptis? Kodėl Forever Living Products idėjos patraukė tiek daug žmonių visame pasaulyje? Nagi, turite tik 8 minutės tai sužinoti. Forever Living Products sėkmę lemia tiek pat priežasčių, kiek ji turi distributorių visame pasaulyje. Tačiau, taupydamas laiką, kalbėsiu tik apie patį svarbiausią. Tai yra apie alavijų augalą. Viena iš milijono alavijų, kurios FLP augina savo plantacijose Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Dominikos Respublikoje. Taigi, kuo alavijas toks ypatingas? Tiesiog jis yra vienas geriausių maistinių medžiagų šaltinių. Pradėkime nuo jūsų odos. Daugelis žino, kad alavijas puikus odos sąjungininkas. Jis ramina, minkština, drėkina ir maitina odą. Oda tampa sveikesnė ir jauniau atrodo. Bet jūs tikriausiai nežinote, kaip alavijas dar gali mums padėti. Tai galingas maisto papildas, kuriame yra daugiau nei 200 sudedamųjų dalių, tarp kurių 12 vitaminų, 20 mineralų ir 18 amino rūgščių. Be viso to, alavijas gerina virškinimo sistemos darbą. Žarnyno sienelės tampa švarios ir geriau absorbuoja pagrindinės maistinės medžiagas. O tai reiškia ir geresnę sveikatą. Taigi, norint išsaugoti visą šio augalo naudą, reikia ypač kruopščiai prižiūrėti kiekvieną gamybos etapą. Būtent tai FLP ir daro. Nuo auginimo iki lapų nuėmimo, iki jų paruošimo proceso, kai alavijų lapai nuplaunami, žievė pašalinama, išspaudžiama vidinė lapo dalis – želė. Galiausiai alavijų želė stabilizuojama naudojant patentuotą metodą, kuris apsaugo ją nuo oksidacijos ir išlaiko visas alavijų galias. Manote, kad to pakanka? Tikrai ne. Želė grynumas ir sudėtis tikrinami dar daug kartų. Kai želė įveikia visus patikrinimo etapus, ji jau būna paruošta dėti į daugiau nei 150 Forever produktų. Pavyzdžiui, kaip šios aloe vera sultys, pirmasis ir populiariausias Forever Living produktas. Dar yra alavijų ir uogų nektaras, alavijų ir persikų nektaras, Forever Freedom su gliukozaminu, chondroitinu ir MSM, kad padėtų išlaikyti sveikus sąnarius, bei Pomestin Power, išskirtinių antioksidantų kokteilis. Forever Living taip pat gamina daugiau nei 20 maisto papildų, kurių kiekvienas yra puikus vitaminų, mineralų ir kitų maistinių medžiagų derinys. Natūralūs bičių produktai visada buvo svarbi FLP asortimento dalis. Šie daug energijos suteikiantys maisto papildai gerina medžiagų apykaitą ir stiprina imuninę sistemą. Odos priežiūros priemonės. Gausus odos priežiūros produktų su alavijais asortimentas užtikrina odos drėkinimą, maitinimą ir lėtina odos senėjimo procesą. Odą tausojanti Sonia dekoratyvinė kosmetika suteiks galimybę atrodyti gražiai ir stilingai.
Šiais laikais daug dėmesio skiriama svorio reguliavimui, todėl FLP turi daug laiko patikrintų produktų, kurie padės sulieknėti ir išlaikyti gražų kūną. Galiausiai, net kai norite išsivalyti dantis ar susitvarkyti plaukus, tam puikiai tiks FLP asmeninės higienos priemonės. Taigi, aloe vera yra grožio ir sveikatos šaltinis, o kompanija FLP grožio ir sveikatos produktų gamintoja. Dabar, kai jau truputį žinote, kokie puikūs yra šie produktai, leiskite jums pademonstruoti, kokius neįtikėtinus dalykus žmonės daro su jais. Nagėjime. Taigi, jūs susipažinote su kompanija FLP, sužinojote apie alavijų teikiamą naudą ir kaip iš šio augalo buvo sukurta ištisa linija efektyvių sveikatos ir grožio produktų. Ir dabar tikriausiai galvojate, gerai, mes naudosime šios puikius produktus, džiaugsimės jų teikiamą naudą ir laimingai gyvensime, teisingai? Ne. Tai baigėsi dauguma istorijų apie puikius produktus, bet ne ši. Ši dar tik prasideda. Nes tai, kaip galima įsigyti šių produktų ir ką galima su jais daryti, yra nauja istorija. Forever Living produktų nerasite čia, arba čia, arba čia. Jų rasite čia. Kažkas iš jūsų pažįstamų gal jau juos naudoja. Šie produktai ir unikalus jų platinimo būdas suteikia žmonėms kur kas didesnę galimybę nei būti tik vartotojais. Jie tampa tikrais alavijų ambasadoriais. Alavijų produktai susidomi vis daugiau žmonių. Jie užduoda klausimus, jie nori išbandyti ir greitai išgirstate klausimą, kaip galėčiau įsigyti šį produktą. Trumpai apie tai, kaip prekiaujame Forever Living produktais. Vietoje milijonus kainuojančių reklamos kampanijų, šiems puikiems produktams leidžiama kalbėti patiems už save ir jie natūraliai pritraukia naujus klientus. Žmonės vartoja produktus, mato rezultatus, rekomenduoja juos šeimos nariams, draugams, kolegoms. Taip šis procesas nuolat kartojasi. Greitai klientai tampa distributoriais, parduoda produktus ir kviečia į verslą kitus žmonės. O iš lūpų į lūpą perduodama reklamą ir produktų platinimą FLP moka distributoriams pagal darbo rezultatus. Štai kur paslaptis, kaip nedidelė kompanija iš Arizonos pasklido į daugiau nei 130 šalių visame pasaulyje ir kurios pardavimai viršė $2 milijardus per metus. Dar pasilikite su manim, man liko vos kelios minutės. Šis neįtikėtinas augimas nėra svarbiausias dalykas šiame versle. Kiekviena tarptautinė milijardinė kompanija galėtų papasakoti puikią sėkmės istoriją. Svarbiausias dalykas Forever Living Products istorijoje yra tai, kaip išaugo šios kompanijos distributoriai ir jų verslas. Tai milijonai sėkmės istorijų, kurias jie gali papasakoti. Kai kuriems iš jų būti FLP distributoriumi yra tiesiog puikus būdas gauti papildomų pajamų, tačiau daugeliui ši galimybė pakeitė gyvenimą iš pagrindų. Matote, kai galite gauti pajamų už produktus, kuriuos įsigyja jūsų pakviesti žmonės ir už produktus, kuriuos įsigyja jų pakviesti žmonės ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, po 6 ar 12 mėnesių galite gauti gana nemažas pajamas ir per keletą metų galima susikurti visiškai naują gyvenimo stilių. Būtent tai žmonės ir daro Japonijoje, Nigerijoje, Vokietijoje, Meksikoje, Honkonge, Brazilijoje, Norvegijoje, Turkijoje, Malaizijoje, Jungtinėse valstijose ir taip toliau. Įvairių tautybių ir profesijų žmonės kuria gyvenimą, apie kokį galėjo tik svajoti. Turite sutikti, tiesiog nuostabu, kiek gali vienas augalas ir viena kompanija. Ir kaip kažkas, kas prasidėjo iš šito, išauga į šitą. Ir į šitą. Ir į šitą. Ir kaip viena istorija pavirsta milijonais istorijų, o viena kompanija tampa milijonais sėkmingų verslų visame pasaulyje. Na gerai, mano 10 minučių jau baigėsi. Ačiū, kad skiriate man laiko. Dabar galite vėl grįžti į savo įtemptą gyvenimą. Arba galbūt esate pasiruošę imtis kurti naują gyvenimą. Paklauskite savęs, ar jūs sudomino FLP produktai ir siūlomos galimybės. Ar jūs arba jūsų pažįstami galėtų gauti naudos iš šių produktų? Ar norite tapti sėkmingu FLP distributoriumi? Jeigu jūsų atsakymai šios klausimus yra taip, tuomet pasikalbėkite apie tai su asmeniu, kuris jūs čia pakvietė, arba davė jums šį diską. Galbūt šios 10 minučių buvo tik maloni pertraukėlė jūsų įtemptame gyvenime, o gal jos taps naujo jūsų gyvenimo pradžia. Tai priklauso tik nuo jūsų.